pasakyti, kad mano vardas Vida. O mano Raimė. Labai malonu, Raimė. Ir noriu pasveikinti visus mugės dalyvius, kurie neišsigando nei vėjo, nei šalčio, nei lietaus. Ir kaip matau, visi šypsosi aplinkui ir labai gerai nusiteikę. O mūsų jaunimo su specialiaisiais poreikiais labdaros ir paramos fondas dabar jau dės visas pastangas, kad jūsų nuotaikos būtų dar geresnės ir kad jūs dar labiau sušiltumėte. Keletą žodžių noriu pristatyti savo fondo bendruomenę ir jaunimą, kurie tuoj pat išeis į sceną. Prieš 7 metus mes su kolegė Ilona atidarėme tą fondą tik su vienintelė idėja, kad šis ypatingas jaunimas turėtų kur praleisti laiką saugiai, linksmai, turiningai, naudingai. Bet per tuos 7 metus mūsų bendruomenė plėtėsi. Mes pamatėme, kad jaunuoliai yra be galo talentingi, todėl nuo šokių ir dainų mes turėjome, tiesiog privalėjome kuo daugiau veiklų įvesti į savo programas. Bet aš manau, kad puikiausiai save pristatys patys mūsų jaunuoliai. Taip, kad prašom į sceną. Prašom visus į sceną, mylieji, drąsiai. Ir čia yra tik tai maža dalis. Čia tie patys ištvermingiausi, kūrybiškiausi, drąsiausi. Iš tiesų, mūsų fondas jau yra labai didelis. Ir beje, turėdama progą, noriu jūs pakviesti, kas antrą penktadienį pas mus Sportime arena vyksta šokiai. Jūs ateikit, pasižiūrėkit, padalyvaukite ir manau, kad tikrai nenusivilsite. O dabar patys tarsime žodį apie save. Taip? Taip, ar čia reikia? Visai neseniai, per keletą mėnesių pasitikdami visokias šventes, valstybinės šventės, motinos dieną, mes su jaunimu bandėme pasižiūrėti visiškai kitaip, labai rimtai, labai giliai į tokius žodžius kaip tėvynė, motina, kūryba, menas, aš, mes, bendruomenė. 4 renginių ciklą vėliau